transporto judėjimo schema padės jums susiorientuoti. Čia kontrolės postas, kurie neįleidžia pašalinių į jos teritoriją. O čia pats mokyvis. Čia yra pats baras. Jame lankosi daug žmonių įėjimas, bet mes į jį bijome eiti. Čia yra Lokio baras. Čia matome naują skelbimą, bet mes į jį bijome eiti, nes čia yra daug negerų žmonių, kurie prigėrė alaus bijo. Tai yra mes bijom. Dėmesio, va. Matome dar kartą skelbimą. Darbo laikas nuo 8 iki 7 valandų vakaro. Gana ilgai dirba, gana ilgai. Štai matome barą. Čia taip pat Lokiaus baras. Filialas pagrindinio Lokio. Čia yra Lokiaus firminis ženklas. Labadiena. 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 Mes girdėjome, kad jūs išmanote apie Lokio alų. Taip, mūsų parduotuvė turi gilias tradicijas Lokio alaus pardavinėjime. Mes Lokio alaus prekybą pradėjome 1978 metais. Ir šis alus net neapleidžia lyderio pozicijų tarp visų Lietuvos. Koks yra populiariausias alus tarp Lokio alaus ir kurį labiausiai mėgsta vyrai? Mūsų vyrai labiausiai mėgsta savaime, aišku, ryklio nasrus. Taip pat nedaug nuo lyderio atsilieka ir auksinis princas. Bei dar trečioje vietoje juodasis princas. O tai stiprus alus? Na kaip, žiūrint koks vyras, jei stiprus vyras, tai ir alus nėra stiprus. Jei vyras menkesnis, tai ir alaus poveikis stipresnis. Tai litrą užtektų. Kaip kam? Kaip jūs manote, kuom Lokio alus yra geresnis už kitų gamintojų alų? Lokio alus turi labai gilias gaminimo tradicijas. Tai yra visų pirma, kas yra labai svarbu. Visų antra, tai labai specifinio skonio ir tikrai labai išskirtinis alus. Pala, štek. Be to šis alus yra labai geras, nes jis gaminamas mano gimtajame mieste Mažeikiuose. Alaus. Taip, mūsų parduotuvės personalas visada nepraleidžia progos pasiūlyti nuostabių užkandžių, kurių mūsų parduotuvėje yra apstu visiems klientams perkantiems Lokio alų. Labai ačiū Jums už interviu. Nėra už ką. Medžiagos visi pastebėjome, kad Lokio alus yra tikrai Mažeikių pramonės pažiba. Na, o po sunkios darbo dienos galite atsipalaiduodami išgerti po alaus stiklinėlę. Viso gero. Viso gero, mėly. Pamojuokite.